Užsiėmam saulės kolektorių gamybą. Prekybos vietų. Saulės pagalba šiltam vandeniui. Irgi pradom tvarkingai, gražiai. Ir kad apie mus galvotų labai gerai, kitame tai leisiu prekiauti. Čia pavyzdys, kas čia? Jo, čia yra pavyzdinis, dėl to, kad realus saulės kolektorius būna juodos spalvos, yra mažesnis, kad būtų mažiau oro. Ir tų amzukų būna daugiau prilizgyta, kad... Atsiprašau, labai biškį praleidžiu. Čia yra saulės kolektorius. Saulės pagalba šiltam vandeniui. Šiaip būna daugiau amzdukų, kad būtų didesnis paviršiaus plonas ir kad daugiau kaitintų. Tai va, čia turim tokį bandymą darėm rugpjūčio pabaigoje, 4 valandą vakaro, tai per valandą pakilo temperatūra iki 50 laipsnių. Aš namuose turėjau tą normalų, tą tikrą, tai pakilo iki 100 laipsnių, tai biškas skiriasi, kad 1000, pas mus 400 litrų. 100 litrų dėžė. O tai kur tą vandenį pilat? Va, per vieną šlangelį, vieną per kitą išeina šią. Boilerio. Kiek per valandą litrų praeina vandens? Čia kai darėm, per valandą, jeigu 50 laipsnių, tai buvo 50 litrų tokia bačka tokia, plastikinė. Ta prasme, bačka 50 litrų per valandą. Prijungiam per valandą iki 50 laipsnių. Jo. Ar gali būti didesni kiekiai ir greičiau? Galima, bet tada jau reikėtų dėti didesnius vamzdukus, gal netgi varinius, dėti aliuminio plokštis, kad šilumos tą efektyvumą didesnį padidinti. Minėjot, kad ir iki 100 laipsnių gali užkaisti. Galima, bet mes tokį nepasiekime, nes tiesiog neturim tokių medžiagų, su kuriam galbūt galima dirbti, nes tie, kur iki 100 laipsnių yra vakuume, tai yra jau tokios technologijos, kurių mes dar negalim panaudoti. O kiek savikaina yra šito produkto? Priklausomai nuo matmenų ir dydžių. Šiaip šito konkrečiai mes pardavinėjame 100, pagaminti kainuoja realiai apie 60 litrų. Ar jau buvo pardavimų? 43, iš to uždirbam 670 litrų, bet tiek nedaug dėl to, kad siuntėm daug į vakarų Europą. Labai daug vokiečių kažkaip užsakinėja, nežinau dėl ko. Mėgėjai. Kaip tie vokiečiai sužinojo? Per internetinę parduotuvę naudojam Google AdWords'ai, Keywords'ai, visas tą mediją. Mes naudojam ir... Kiek užtrunka pagaminti tokį? Priklausomai, jeigu gamini daug, vienu metu nuvažiuoji dirbtuvės, greit susipjauni, tai viena gamyba užtrunka apie 20 minučių. Bet jeigu vieną darai atskirai kažkokį, tai valandą, 2, irgi priklausomai. Tai praktiškai gaunasi neblogai, sakykime, ten, jeigu skaičiuoti, kad darbas 20 minučių ir 40 litrų, aš taip supratau. Jo. Tai neblogas savikaina išeina. Tai jeigu būtų blogai, nedarytume tada. Gerai, atsistokite, aš įsivakuoti. O kaip jūs iš viso Jeigu atvirai, tai sėdėjom prie šnapso butelio ir sugalvojom. Jeigu taip jau atvirai jau. Jo. Ar originaliai idėja? Čia viskas yra fizikos, pagrindiniai fizikos dėsniai ir gamta. Tai kiek už fiziką turit? Neturim fizikos, o pats veikimo principas. Šaltas vanduo leidžiasi, karštas kyla. Ir į tą boilerį. Iš apačios padėjo šaltą vandenį, iš laužių karštą pasiėmė. Tai čia nieko stebuklingo, paprasčiausiai fizika. Mes ją tiesiog pritaikėm ir panaudojom. O pridedant instrukciją, kaip, atsiprašau, prisijungti? Tai be abejo, turime supplying supportą, esam 3 žmonės, žmogus su tarptautiniais ryšiais dirba, aš užsiemu su to pagrindiniu valdymu ir turim žmogų, kuris tą supplying supportą vadimą palaiko, tai jisai klausimus atsakinėja, užsakymus priima, pasiskirsim darbais. Ir kliento atsiliepimai kokie? Blogų dar nebuvo. Blogų nebuvo, galiu jūs negauti? Ačiū.